Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Sinkevičius ir podkastas 5 minutės. Po Jozuės mirties izraelitai labai greitai pasitraukė nuo Dievo. Teisėjų knygome 2 skyriuje nuo 11 eilutės skaitome. Tada izraelitai darė, kas nedora Viešpaties akyse ir garbino Baalus. Jie paliko Viešpatį savo protėvių Dievą, išvedusių juos iš Egipto žemės, sekė kitus dievus iš aplinkinių tautų dievų ir jiems lenkdamiesi supykdė Viešpatį. Jie paliko Viešpatį ir garbino Baalą bei Astartes. Viešpats užsidegė pykčiu ant Izraelio ir atidavė jos plėšikams. Jis visur atidavė jos plėšikams į rankas ir jie nebegalėjo daugiau savo priešams pasipriešinti. Viešpaties ranka buvo prieš juos, jų nelaimiai, visose jų žygiuose, kaip Viešpats buvo juos įspėjęs, kaip Viešpats buvo jiems pasakęs, jie buvo baisiai engiami. Tada Viešpats pažadino jiems teisėjus. Jie išgelbėjo juos iš plėšikų rankų, bet jie net savo teisėjų neklausė, nes kekšavo su kitais dievais ir garbino juos. Nedelsdami jie nusisuko nuo kelio, kurio jų protėviai klausydami Viešpaties įsakymų buvo ėję. Jie nesekė jų pavyzdžių. Pažadinęs jiems teisėją, Viešpats būdavo su teisėju ir gelbėdavo juos iš priešų rankų per visą teisėjo gyvenimą, nes gailėdavosi jų aimanuojančių dėl engėjų ir niokotojų. Bet teisėjui mirus, jie krisdavo ir elgdavosi blogiau už savo protėvius, eidami paskui kitus dievus, garbindami juos ir lenkdamiesi jiems. Nedorų darbų jie neatsisakė, iš atkaklaus kelio nenusisuko. Tiesą sakant, šios kelios ištraukos Teisėjų knygos pradžioje apibūdina bendrą santykių istoriją ir tarp Dievo ir jo tautos. Istorija, kuri kartojasi iš kartos į kartą. Atpuolimas, bausmės, atgaila ir išvadavimas. Ir kad išvaduoti žmonės, Viešpats siuntė teisėjus. Teisėjai, kurių vardu pavadinta ši knyga, hebrajiškai knyga vadinasi Šofetim, vykdė platesnį veiklą nei tik vykdė civilinės teisėjų funkcijas numatytos Mozės įstatyme. Daugeliu atveju jie veikė kaip išvaduotojai iš svetimos priespaudos, todėl galbūt tinkamiausiai, tikriausiai ir šita knyga galbūt galėjo vadintis vadai arba kariniai vadovai, nes jų žygdarbiai daugiausia buvo kariniai. Tačiau po to, kai kiekvienas teisėjas išlaisvindavo, išvaduodavo žmonės, jis juos valdė visą likusį gyvenimą. Pažvelgus į istorinių įvykių aprašytų Teisėjų knygoje foną, pamatysime, kad neturėdami reikiamo tikėjimo į Dievą, gyvo tikėjimo Dievu, izraelitai negalėjo išvaryti kananiečių, todėl po kelerių pirmųjų karo metų jie įsikūrė šalia kananiečių, jų neišvarydami ir nesunaikindami, kaip buvo nurodęs Dievas. Izraelio vaikai augo, gyveno tarp kananiečių, hetito, maritų, periziečių, hivių ir jebusiečių. Jie ėmė jų dukteris su žmonomis, atidavė savo dukteris jų sūnums ir tarnavo jų dievams. Teisėjų 3 skyrius. Susituokę su kananiečiais, izraelitai iš buvusio Kanano gyventojų ėmė mokytis ir jų kuninkavimo būdų. Kananiečių religija sutelkė dėmesį į nešvankės magiškas mėgdžiojimo apeigas, kad būtų užtikrintas dirvožemio derlingumas ir gausus derlius. Šios apeigos apėmė raganavimą, ištvirkavimą ir net ritualinį vaikų žudymą. Priėmę kananiečių žemės ūkininkavimo metodas, daugelis hebrajų nepastebėjo, kaip jie perėmė su šiais metodais ir susijusią religiją ir jos praktikavimą. To meto Izraelio žmonių problema buvo jų nesutarimas arba susiskaldymas. Per šį teisėjų laikotarpį izraelitų giminės nebuvo susivienijusios kaip vieninga tauta. Kartais 2 ar 3 giminės galėjo sudaryti laikiną sąjungą prieš bendrą priešą, tačiau net ir esant rimtam pavojui visa tauta negalėjo susiburti į vieną bendrą sąjungą. Be to, net nesantaika tarp hebrajų giminių greitai tapo gana dažnas reiškinys. Tačiau Dievas pagailėjo savo pasimetusių žmonių ir kai tik jie kreipdavosi į jį, ne tik išlaisvindavo juos, bet ir suteikdavo galimybę išeiti iš nuo Ebalo kalno skelbimo prakeikimo kelio, pasukti iš to kelio ir eiti palaiminimo keliu, kuris skambėjo nuo Garazimo
kalno. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.